Listam praeitą sykį, kad dėl galimai privačių, reiškia, viešų konflikto interesų, kadangi buvo čia pat rinkimai, galėjo niekur neišrinkti, kaip sakyt, galėjo reikėti, kuri prisglaus. Tai dabar jau tos neturiu. Reiškia, pavojus. Bet juokelis, bet aš noriu, čia daug kam šiandien buvo dėkojama. Iš tiesų, daug čia kam reikėtų padėkoti, bet aš noriu priminti, kad vis tik tai va tas gyvūnų prieglaudos darimas, reiškia, nėra toks paprastas dalykas. Dėl labai tokių keistų dalykų Lietuvoje. Nes nėra institucijos Lietuvos saugos įstatymos, kurie turėtų užsiimti. Lietuvos saugos įstatymos yra, reiškia, pilietis, kuris laiko šunį, ką kalbant apie katiną, reiškia, tai jis privalo rūpintis pats. Bet piliečiai privalo ar vaikais rūpintis, taip? Jeigu taip įstatymai veiktų, tai reikėtų ne tik gyvūnų prieglaudų, bet pirmiausia, tai reikėtų galbūt vaikų globos namų. Bet kaip matot, įstatymo raidė ir gyvenimas būtų gražu, kad sutaptų visada, bet taip turbūt nėra Lietuvoje, nebus niekada ir pasaulyje taip nėra. Tai tikrai, kad ir gyvūnų reiškia draugija globos. Taip reiškia, įstatymas jie neužrašyta, tik jie turi pavadinimą savo šventus nuostatus. Savivaldybė taip pat privalėtų tik gaudyti ir antrą sakinį, ir antrą žodžio nesakysiu, ką privalėtų savivaldybė. Bet gyvūnų globa taip pat nėra savivaldos funkcija. Taigi iš esmės niekieno nėra funkcija. Ir tokia šviesoji viso juridinė, tai tokių gyvūnų globos namų atidarimas, reiškia, prieglaudos Utenoje jau antras sykį, tai rodo, kad reiškia, kad ir jeigu, kaip kalbėjo jaunimas, jeigu tai daroma iš gerumo, iš supratimo, iš meilės, iš užuojautos, tai nereikia jokių įstatymų. Ir nereikia, reiškia, man nepriklauso, jai nepriklauso, Diržauskai remti nepriklauso, reiškia, ir savanoriškai dirbti nepriklauso, ir niekam. Savivaldybės tarybai skirti pinigų taip pat nepriklauso, ir galų gale, reiškia, tuščias laukas. Šitaip gyventi negalima. Tai aš norėčiau čia būtinai, reiškia, pirmą, aiškiai, dėkodamas, čia, kaip sakė, įkvėpėjai, nežinau, man vietėm sakyti, gyvūnų globos mūzai, reiškia, ir visam kolektyvui, žinom, kad ne už turtus dirbat, ne už didžiausius atlyginimus dirbat, ir visiems savanoriams, kurie čia atvažiuojat, man matęs, kurie dirba vakarais, reiškia, ir jaunimai, ir be abejo, ir savivaldybės tarybai, kurie vis tik tai, kad kartais ir pasijuokdama, vis tik tai, reiškia, sunkiais laikais, neišdrįso nutraukti tam tikro finansavimo, reiškia, jau Diržauskas buvo savivaldybės įmonė taip pat paminėtas, visiems linkėčiau turėti tokius rėmėjus gyvūnų globėjams, reiškia, tikimės, kad jo, reiškia, gerumas neįseka, ne? Va, tai nenorėčiau jūsų šalyti, aš noriu, prieš įteikdamas dovanėlės, čia, kaip sakant, jau kas liko, reiškia, aš noriu tikrai palinkėti, kad, ne taip kaip, reiškia, kad plėstus šitie gyvūnų globos namai didėtų, kad reikėtų priestatų, reiškia, man nenorėtų to linkėti. Aš žiūrėdamas į skaičius, kuriuos čia paminėjo Linas, nenorėčiau kartoti, man norėtų palinkėti, kad, kaip vaikams sako, institucinė globa, kaip kad jiem nežinau, reiškia, kad ta institucinė globa, reiškia, vis mažėtų ir kad vis daugiau ir Lietuvos saugos įstatymai ir mes tai dirbtum, kad gyvūnai tiesiog nesidurtų tose namuose. Tai iš to palinkėčiau ir, reiškia, visiems sakau didelį ačiū, sveikinu su švente, savo ir jūsų. Čia maža dovanėlė, bučkis. O čia? Už kurio rasite atimti? Nesupratau.